Taigi, sveiki visi. Su jumis aš. Pradėsime pirmą pamoką. Mano vardas yra Marius. Malonu susipažinti. Tai šioje pirmoje pamokoje, pirmoje sesijoje, pirmoje valandoje pakalbėsime apie rizikos valdymą. Tada kalbėsime apie psichologiją. Tada marketo psichologiją bei price action. Jo, visus šitus keturis, ką kalbėsim, tai tikrai taip, bet taip tikrai nekalbėsiu, nes, blėt, negaliu. Gerai. Turiu būti autentiškas ir turiu būti savimi ir linkiu to paties visiems, nes kitaip, ta prasme, nieko nesigaus ir aš tiesiog nesąmonę pridarysiu. Gerai, kalbėsim. Rizikos valdymas, ar ne? Tai va, jūs įsivaizduokit, esat jūs čia, o čia yra, blemba, marketas, blemba iš mažosios, marketas, ar ne? Viską skaičiuosim rutuliukais. Tai kodėl yra labai svarbu naudoti rizikos valdymą? Rutuliukai, pirminis balansas bus jūsų 10. 5 nes labai daug prašyt. Ir įsivaizduokit, marketas tų rutuliukų turi begalę. Gal net toks ženklas, tai. Begalę. O, daugiau mažiau gerai. Tada paimsim kitą juodą spalvą. Čia nekreipkite dėmesio. Gerai, pamiršau, kaip paimti kitą spalvą. Nesvarbu, neimsiu kitos spalvos. Nervuojas biškį. Juokauju. Čia 6 rutuliukai. Gerai. 10. Ir įsivaizduokit, jisai jų turi begalę, jūs turite tik 10. Ir čia šitie 10 rutuliukų ir jūs simbolizuojat savo laisvę finansinę, ar ne? Ir jeigu jūs šitus visus rutuliukus prapisit, jūs galite juos ir pasipildyti, ar ne? Bet savo psichologijos, kuri yra kitoj pusėj, jūs nepasipildysit papildę rutuliukus, ar ne? Tai kiekvieną kartą, kai jūs pildysit savo rutuliukus, jūsų psichologija kris žemyn. Ir į marketą jau ateisit su noru tiesiog atlošt arba pralošt. Ir kai bus, tai bus. Jum jau tas rizikos valdymas nebebus svarbus. Taigi, kodėl pati pradžia turi prasidėti nuo rizikos valdymo, o ne nuo kažkokių order blokų, fair value gapų, likvidumų ar ten strategijos, kuri uždirbs pinigus. Ar risk to reward ratio. Ta prasme, pamirškit. Gerai, įsivaizduokit. Jūs prarandate 2 rutuliukus iš 8, ar ne? Marketui atiduodat ir jūs jaučiatės prastai. Bet kokiu atveju prastai. Jūs turit suprast, kas yra marketas ir ko paremtas, ta prasme, apskritai visas marketas, visas ten kiti reikalai, ar ne, viskas yra probability. Probability tai yra galimybė, ar ne, šansas. Tai įsivaizduokite, kad jūs niekada nesate šitoje rinkoje užtikrintas savo pergalę, kad ir kiek jūsų tas, sakykime, vadinamas setupas bus A++, ar ten premium, ar ten tiesiog ahujenas, inside trading, nu nesvarbu, ne? Jeigu jūs nesilaikysit rizikos, jūs pralaimėsit. Jeigu jūs nepralaimėsit pinigų, jūs pralaimėsit kovą su savimi ir jūs vis tiek galų gale pralaimėsit pinigus. Kas susideda rizikos valdyme, ar ne? Tai yra sverto, jūsų, sakykime, lot size sverto atitinkamo dydžio naudojimas, ar ne? Tai čia, vat, sakykime, lot size, na, kaip pavyzdys, labai blogai, negražiai, čia yra spalvos. Lot size, ar ne, nu, kaip pavyzdys, ar ne, sakykime. Kas kitas gali būti kaip rizikos valdymas? Overtradinimas, tai per didelis traidų skaičių paėmimas, ar ne? Kas toliau gali būti įeinantis į šitą rizikos valdymą? Risk to reward ratio, ką tai reiškia? Rizikos faktorius, ar ne? Tai sakykime, kad norint uždirbti 3 rutuliukus, ar ne, jūs rizikuojat vieną rutuliuką, kad juos uždirbti. Tai, kaip ir minėjau, kad jeigu jūs turit jų 10, tai jūs praktiškai turit 10, sakykime, šansų. Ir iš tų 10 šansų jūs mėginate ištraukti kuo daugiau rutuliukų. Jeigu jūs sugebat pataikyti visus 10 kartų, jūs gaunate 30 rutuliukų ir jau jūsų šansai padidėjo, ne? Bet, sakykime, bent jau
15 average, ar ne? Tai bent jau sugebat nebūt pliusė dideliam, bet to pačiu ir ne minus. Jeigu jūs sugebat pradžioje nebūt minuse, tai jau jūs esate maladėts, jau tikrai pagarba, ne? Bet ką čia šūdus aš kalbu, risk to reward ratio, trumpai ir aiškiai. Tinkamiausias naujokam naudot 1:1. Tai vadinasi, kad uždirbti vieną rutuliuką jūs rizikuojat vieną rutuliuką. Ir tas rizikos valdymas jis turi būti atitinkamas, ar ne, kad greitai suprast, tai duosiu aš parodysiu į marketą, sakykime, ar ne, va čia, kur aš buvau pasiėmęs kažkada traidą šitoje vietoje, ar ne, tai kaip atrodo 1:1 risk reward ratio. Šitaip ir atrodo 1:1 risk reward ratio, kai jūs rizikuojat vieną kamuoliuką uždirbti. Labai atsiprašau, neįleisiu šiandien katės savo dabar. 1:1. Taip atrodo 1:1 risk reward ratio. Kad jūs rizikuojat vieną obolį, uždirbti vieną obolį ir jūs nesukat galvos dėl outcome, ar ne? Outcome, blemba, tai kaip lietuviškai. Sakykime, įvykis, ar ne, kuris nutiks, ar jūs išlošit, ar jūs pralošit. Esminis dalykas, kad jūs mokintumėtės, kas vyksta ir suprastumėt, kas vyksta ir sugebėtumėt priimti tinkamą sprendimą į tinkamą pusę. Gerai. Blemba, labai reikia leisti katę. To įleisiu katę. Minutę, atsiprašau labai. Grįžau. Visada sakau, kad jeigu žmogus, tai žmogus, tai turėjau dar ir valgyti dėt katį, nes ganėtinai šilta laukia, saulė kepina ir ant lango eina gerai. Gerai. Lot size'as, overtrade'inimas. Atsiprašau, to išjungsiu garsą. Lot size'as, overtrade'inimas, risk reward ratio. Šitie dalykai jums yra svarbiausi šiuo momentu, kas liečia rizikos valdymą ar ne. Tai lot size'o, tam, kad neprarast pinigų per greitai, overtrade'inimas. Tam, kad jūsų psichologija nesusipistų ir jūs nebūtumėt gambleriai, risk to reward ratio, kad jūs suprastumėt, kad nereikia per vieną traidą uždirbti milijoną, kurio neuždirbsit bet kokiu atveju, jeigu nenaudosit risk reward ratio. Todėl jeigu, nes aš visada imdavau traidus, kur su vienu traidu mėgindavau uždirbti milijoną. Čia va taip maždaug varydavau. Tiesiog mes visi žmonės turime didelį godumo jausmą ir mums niekada neužtenka. Kai priprasite 1:1, ar ne, jūs galite mėginti 1:2. Kai priprasite 1:2, ar ne, jau jausitės patikimai ir, ta prasme, užtikrintai, jau jūs galite naudoti 1:3. Optimaliausias yra 1:2, bet pilnai tinka ir 1:1, ir 1:3, ta prasme. Ir tikslas yra neuždirbti pinigų. Tikslas yra neprarast pinigų bei mėgautis tuo visų rezultatą, ar ne? Bet kokiu atveju, jeigu jūs ramiai treidinsit ir mokinsitės, jūs tikrai uždirbsite. Bet kas liečia gamblinimą, iš patirties sakau, kad nereikia to, tikrai nereikia, jūs galite nueiti į kazinkę, suleisti 50 eurų ar kažką panašaus ir pagamblinti, ar ne? Čia turit suprast, kad čia labai rimti žmonės, labai rimti pinigai, ta prasme, ir nuo jūsų nepriklauso niekas ir, ta prasme, jeigu jūs dėsit, kaip buvo dabar rodau, ar ne, čia yra 1:1, ar ne? Čia taip pat bus 1:1, bet čia yra skalpinimas bei gamblinimas ir azarto trūkumas. Ta prasme, jeigu jūs nesugebėsite išlaukti atitinkamos pozicijos pagal atitinkamą price actioną, kurį po to suprasit, ką turiu omeny, jūs tiesiog
vis tiek pražūsi. Tai šitas vadinimas yra skalpinimas, gemblinimas ir nėra gerai, tikrai nėra gerai. Kas liečia pradedančiosius. Toliau. Paskambino, turėjau sustabdyti ir dabar pamiršau, kur baigiau, bet, sakykime, rizikos valdymas pratęsiu tolimesnėje ateityje, bet čia yra svarbiausi aspektai, kuriais turėtumėt vadovautis. Daugiau, mažiau, viskas yra gerai. Bet kokiu atveju jums reikia mėginti, jums reikia eiti į demo, jums reikia eiti į fundedus ir jūs turite mėginti. Tradint, jūs turite suprasti, kaip juda rinka, jūs turite ją stebėti, nes kito atveju, kito varianto nėra. Dabar, psichologija. Tai norėčiau gerai pagalvoti prieš tariant kokį nors žodį, kas liečia psichologiją. Pradėkim nuo to, kad psichologija tai yra labai daug, ta prasme, emocijos, sakykime, viena, ar ne, jausmai, kita, ta prasme, jūsų kasdienis gyvenimas, dar kita, jūsų darbas, ta prasme, viskas, apskritai viskas susideda į vieną, ar ne? Ir kai jūs tradinat, jūs turite tradint kaip esami milijonieriai, ar ne? Tai čia fake it till you make it, ta prasme, jūs turit būti delusional, ar ne, ta prasme, grinai iš savęs išskridę ir niekas jūsų nesupras, ta prasme, bet jūs turit savim tikėti, ar ne? Ką turit tikėti, kad jūs esat geri, kad jūs tobulėjat ir visa kita, ar ne? Niekas jūsų neįtikins taip gerai, kaip jūs pats save įtikinsit. Ir niekas nemato marketo taip, kaip matysit jūs. Ir kiekvienas turi savo nuomonę, bet kuri nuomonė jinai gali būti teisinga, pasirenkant, kaip ir kalbėjau prieš tai, su atitinkamu risk to reward ratio, tuomet su atitinkamu, tu Peter, tuoj išleisiu katę. Per šitą vaizdą įrašą daugiau katės nebeįleidinėsiu į namus. Jūs turite tikėti savim. Kito varianto nėra. Psichologija tai čia nėra, kad kažkoks vienas žmogus jumis galėtų išmokinti, kaip jums reikia elgtis markete, kaip jūs turite mąstyti. Ta prasme, jūs turite klausyti, jūs turite domėtis, jūs turite skaityti ir jūs turite atsirinkti informaciją tą, kuri jums tinka. Kodėl? Todėl, kad kiekvienas žmogus yra autentiškas ir tik iš mano, sakykime, atitinkamų žodžių, ar ne, jūs galite atsirinkti atitinkamą tiesą, kas tinka jums. Ir toli gražu aš nesakau visko tas, kas jums tiks, kai jūs eisit, darysit market ir visą kitą, priminėsit sprendimus. Kodėl? Todėl, kad kaip ir minėjau, jūs matot marketą skirtingai, kitomis akimis negu aš jį matau, ar ne? Aš marketą matau taipogi kitokiamis akimis negu kažkas kitas ir kiekvienas turi savo perspektyvą. Ir jeigu jūs nebūsit markete autentiškas, tai svarbiausias dalykas – autentiškumas, ar ne? Gebėti priimti sprendimus. Visi esam, sakykime, suaugę, baram, galbūt ir jauni, nesvarbu. Jūs turit suprasti, kad mes visi turim būti autentiški šitame žaidime, ar ne? Ir priiminėti sprendimus savarankiškai. Jeigu jūs taip darysit, jūs augsit ne tik markete, jūs augsit kaip asmenybė, jūs tobulėsit kaip žmogus ir labai daug kas gyvenime pasikeis. Ir nesvarbu, ar jūs uždirbsit iš marketo, ar prarasit pinigus. Esminis dalykas – neskubėti. Kuo jūs mažiau skubėsite, tuo greičiau išmoksite ir tuo greičiau uždirbsite. Kuo daugiau skubėsite, labai atitinkamų daug dalykų įvyksta šitam markete. Žmonės praranda labai didelius pinigus, žmonės praranda gyvybės ir visa kita, ar ne? Ta prasme, tiesiog prasigeria, galbūt dar kažką, ar ne? Aš, ta prasme, daug situacijų nežinau, bet, pagalvokit, viskas, kas gali jums suteikti azarto, yra labai blogai, ar ne? Tai svarbu netapti azartišku šitame visame reikale.
ir nenupūšt. Todėl dažniausiai aš visada siūlau rinktis partnerius, ar ne, turėti kolegos, turėti bendraminčius, turėti draugus, kurie kažką panašaus, galbūt draugai iš jūsų bendro rato to nedaro, bet visada yra internetas, visada galima kažkam parašyti, visada galima susirasti kažkokių bendrų pažinčių, ar ne, su kurio galėtumėt kartu kažką daryti, ar ne. Svarbiausia visada turėti mentorių, kuris už jumis daro visada, uždirba, daro ir, ta prasme, yra geresnis jūsų akimis, ne kažkieno kito. Nėra taip, kad jūsų draugas jums pasakė, kad jisai va čia toks ir va čia aš jums siūlau čia jį žiūrėti ar kažką panašaus. Jūs esate autentiška asmenybė, įsivaizduokite, ar ne? Neįsivaizduokite, o taip ir yra. Ir jūs turite priiminėti savo sprendimus, ar ne? Ne mama man pasakė, kad aš turiu čia va šitą va žmogų stebėti ir klausyti jo, nes jisai man bus mentorius ar ten, nežinau, kažkoks dievas, kad va, čia jisai va tą pasiekė, ne. Jūs turite viską galvoti iš savęs. Taipogi, jūs visada turite turėti žmogų, už kurį būsite jūs geresnis. Galbūt pradedant, jūs nebūsite markete geresnis, bet galbūt jūs ir jūsų psichologija ar kažkas panašaus yra stipresnis negu to žmogaus, kuris tik pradėjo, ar ne. Ir taipogi, jūs turite jam padėti, ar žinote kodėl? Todėl, kad jeigu žmogus, tai ir žmogus, tai taip veikia gyvenimas. Ir jeigu jūs tik tai ieškosite iš gyvenimo naudos, jūs neturėsite savyje žmogiškumo, ko pasiekoje gyvenimo spalvos išblėkšta. Esmė, supratote, ar ne? Nebūkim su rožiniais sakiniais, ar ne, nebūkime pasikėlę, nebūkime super dideliu ego. Markete pinigų užtenka visiems, visko užtenka visiems. Tik daugelis žmonių dėl pinigų daug ką padaro, daug ką meta, daug ką išduoda, ar ne. Tai linkiu jums svarbiausiai šitame reikale būti kuo labiau žmogiškesniu ir bet kokiu atveju žemėje, pasaulyje, Lietuvoje, Europoje, bet kur to žmogiškumo vis mažėja, ar ne. Ir visada yra maloniau daryti gerus darbus, negu tiesiog būti kažkokiu, nežinau, bachūru ar ten pasikėlusiu kažkokiu asmenybę, kur tu ten esi neliečiamas ir visa kita, ar ne. Tiesiog būkim paprasti žmonės, nes mes visi esam žmonės ir visi susitiksim kažkada ten pat. Tai visų gyvenimai yra skirtingi ir pagalvokit, galbūt vienam labai sunku, o jums tiesiog gera diena ir jūs tiesiog iš savo aplinkos norit ką nors pasakyti negerą, ar ne. Visi turim gyvenime problemų ir tiesiog nereikia tikrai užjausti kiekvieno ten guost ar kažką panašaus, bet nusišypsot, padėkot ar ten padėt nieko nekainuoja, ar ne. O kitam galbūt tai daug ką duoda ir, ta prasme, pakeičia gyvenime, ar ne. Gerai, psichologija, tai mes grįšim, rizikos valdymą mes grįšim, dabar prieisim trumpai prie marketo psichologijos. Šitos temos turi gvildenamos būti atskirai, po vieną ir ilgą laiką. Ir čia šitie 4 šitos temos, jos bus padaryti atskiri vaizdo įrašai, dabar labiau toks kaip ir apibendrinimas, pakalbėjimas ir visa kita, ar ne? Na, tai dabar pereikim prie marketo psichologijos. Tai marketo psichologijoje jau biški kažką į tą pusę, kur vėl ten papasakosiu, kas vyksta ir daugiau mažiau po to parodysiu ant čartų. Čia nueisim. Sakykim, marketas, ar ne? Šovė į viršų. Ką žmonės daro? Selina, ar ne, sakykim. O normalūs profesionalai, ta prasme, kurie labai protingai treidina, jie tokių dalykų nedaro. Todėl, kad žino, kad lygiai taip pat visi esame matę ir tokį, ar ne? Ta prasme, kritimai į apačią, sakykim, kaip pavyzdį. Tai labai paprastai, sakykim. Kaina pakilo, ar ne? O, ne tą paspaudžiu, atsiprašau. Kaina pakilo į viršų.
Kas vyksta tada? Tada vyksta stebėjimas kainos, kaip kaina juda toliau. Ar jinai konsoliduojasi, stovi vietoj, daugiau reinžina negu trendina, ar jinai, čia sakykim prie to pačio, ar ne, vat sakykim, ištrinkim šitą, pamirškit, kad šitą čia yra jų daugiau variacijų, ar ne, sakykim, bus jų daugiau variacijų. Tiesiog, kad suprast kilimo tą visą eigą. Ar jisai daugiau pakrito į apačią, tada pradėjo kilt, tada vėl pakrito, vėl pradėjo kilt, pakilo ir vėl pakrito, ar ne, nu, sakykim, tokia situacija. Galų gale vėl pradėjo kilt iš lėto, truputį pakrito, pradėjo kilt iš lėto, pradėjo kilt, ar ne. Tai kokia šio viso esmė va tokio braižymo, kurį aš dabar jums braižau ir vėl nematau, kur galiu pasikeisti spalvą. Įsivaizduokite. Dabar tai man labai reikia, kad aš galėčiau pasikeisti spalvą. Man reikia raudonos spalvos. Aš jau pradedu nervuotis. Nematau. Gerai, nekeisiu spalvą. Blet, man reikia pasikeisti spalvą. Kaip aš galėjau pamiršti, kaip pasikeisti spalvą? Gerai. Esminis dalykas. Kiek užtruko, kad nuo viršaus pakristi iki šitos vietos, nėra svarbu. Yra svarbu, kiek nuo šitos, sakykime, šitą vietą pakrito, ar ne, na, staiga. Kiek laiko užtruko, kad pakiltų iki čia ir kiek pakilo svarbu. Ar ne, tai čia yra vat svarbus aspektai. Kiek pakilo ir per kokį laiką. Tuomet gaunam į apačią staigų kritimą, ar ne, ką tai reiškia. Kad čia jau jūs niekur neieškosite pirkimo ir jau jūs stebite į pardavimą. Kodėl? Todėl, kad jeigu pamatėte pirminį variantą kritimo, tada mėginimo atkilt ir vėl staigaus kritimo, jau jūs nebeieškote jokio pirkimo, jau jūs ieškote, ta prasme, tik pardavimo nuo geresnės vietos, ar ne? Kaina pakrito, ar ne? Ir nebebuvo jau tokio staigaus, sakykime, šitoj vietoj kritimo, ar ne? Buvo pakritę, bet jau nebe taip. Truputį atkilo, vėl pakrito, konsolidacija ir staiga pakilo. Ką jūs darot? Ar jūs perkate čia? Ne. Radau. Jūs čia tikrai neperkate. Jūs ir vėl stebite, ar ne? Kiek nuo šitos žvakės pakilimo laiko vyksta retrace'as, ar ne? Sakykime, šitoj vietoj pradėjo kaina pakilt, ar ne? Jūs ir vėl kainą stebite. Jūs stebite kainos kritimą. Jeigu jūs matot, kad kaina čia kažkur jau apstojo, jūs prisiemate kaip vyras ar moteris riziką imti. Kaip pavyzdys, imti riziką, ar ne? Prisiemam riziką ir tikimės, kad kaina, nebegaliu daugiau patraukti, kad kaina kils toliau į viršų, ne? Kodėl? Tiesiog todėl, kad rizika toks dalykas ir marketas toks dalykas ir apie trendą price action paaiškinsiu dabar. Nueisim dabar prie chartų, viską ištrinsiu. Taigi, pasimkim valandą. Ar galim tai taikyti Nasdaqui? Žinoma, Nasdaqui tai galime taikyti, bet Nasdaqas yra stoksas. Ir kai atsidaro stoksai, kaina tiesiog yra pildoma 16.30, sakykime, ir kaina yra daugiau mažiau kartais vietom nekontroliuojama, ar ne? Todėl įsijungsim nestoksai, įsijungsim, sakykime, eurą USD, ar ne? Kodėl įsijungsim eurą USD? Todėl, kad jisai daugiau trendina, nei konsoliduojasi. Ir bus labai lengva paaiškinti, ką turiu omeny, ar ne? Tai va, žiūrėkit. Trumpas paaiškinimas, ar ne? Savaitėm šitą vietą galėtumėm sakyti daugiau laiko konsolidavosi negu trendino, bet kadangi žiūriu savaitės time frame, čia yra labai dideli skaičiai ir bet kokiu atveju mažesniam time frame bus, kad trendino, ar ne? Taigi, paimkim valandą, kad patogiau mums būtų žiūrėti. Atsiminkite, visada reikia atsirinkti, ką jūs norite treidinti. Tai vat, sakykime,
šitoje vietoje, ar ne, daugelis mato konsolidaciją ir sako, blemba, aš čia niekur neįsiu, aš lauksiu, kol kažkur kaina iškris. Ta prasme, į viršų, į apačią, aš noriu pamatyti, kas vyks, ar ne. Tai kol pamato, dažniausiai būna praradę galimybę uždirbti. Tai tikslas yra pasižiūrėti į kairę ir pamatyti, kas vyksta, ar ne. Tai kaip atsimenate tam piešinukė, kai aiškinau, pakyla, ar ne, kaina pakyla ir stebi, kiek nukrenta. Ir stebi, ką kaina daro. Ar jinai konsoliduojasi, ar jinai toliau krenta, ar jinai šauna į viršų. Šiuo momentu kaina pakilo, pakrito truputį, pakilo vėl, pakrito dar daugiau, ar ne, grįžo į tą pradinę savo vietą ir pradėjo konsolidaciją. Jūs matot, kad kaina stagruoja vietoje, ar ne, stagruoja, stovinioja, konsoliduojasi, nesvarbu. Šonu ten plaukia su žuvim, plaukia kartu, guli su šunim, nesvarbu, ta prasme. Jūs matot, brėždami dvi linijas, kad kaina yra tam rinče, sakykime taip, toj vietoj, ne? Taigi, matot tokį judesį, kaina konsoliduojasi. Tai būtų labai prastai, kad jūs sugalvotumėt pardavinėti tokioje kainoje, kai labai stambus žmonės, įmonės, bankai, investicinės, bet kas, ta prasme, perka, ar ne, susidomi ir perka. Tai tokiais atvejais visada yra geriausiai išlaukti, ar ne? Visada pagalvoti, ar jums verta taikyti 1:1, ieškoti daily time frame, kur jūs galėtumėt pirkti, vyklį galbūt ne, ar ne? Čia buvo, sakykime, pramušta tiesiog ta kaina, bet tolimesnėse čia nesvarbu, ar ne? Čia kažkada buvo kritimas stiprus, ar ne, reikės remtis kažkada į kairę pusę. Tai apie tą irgi būsiu papasakojęs, bet tiesiog per vieną pamoką jūs visko visiems negalima paaiškinti, ta prasme, per vieną kartą. Tai va, daugiau mažiau price actionas, ar ne? Tada kokios kitos vietos? Vėlgi, ar atsimenate, kai kalbėjau, jūs stebite price actioną, ką daro kaina. Tai va, vėlgi tas pats pavyzdys, kur kalbėjau apie kiek kainos krenta. Čia pakilo, ar ne? Čia pakrito. Jūs stebite, kaip kaina kyla. Va čia antras, sakykime, variantas buvo, man atrodo, tiek, ar ne? Ir vėl į apačią. Daugiau mažiau taip. Pagal tai, kaip vyksta kainos, taip, ar ne? Gerai. Tada vėl, matot, šitą reikia patraukti, kad nesimaišytų. Kaina vėl pakilo, ar ne? Bet jau pakilo stipriau. Ar čia norėčiau pirkti? Šitoj vietoj. Tikrai ne, tikrai ne. Šitoj vietoj, kai taip kaina kyla, sakykime, tu gali stebėti ir gali galvoti, ar norėtum pirkti, ar nenorėtum pirkti. Tu tiesiog stebi lower time frames, žemesnius time frames, tai va čia, kur yra paspaudimai 30, 15 ir visa kita, ar ne? Bet esminis dalykas visas paaiškinimas, kad jūs po to eitumėt ir stebėtumėt tą visą. Nereikia treidinti, jums tai reikia stebėti. Braižyti, stebėti, pasižymėti, analizuoti ir aiškintis. Ir jūs turit save laikyti profesionalais. Jeigu jūs savęs nelaikysit profesionalais ir geresnių nei vakar, jūs taipogi stagruosit taip, kaip stagruoja kaina šitoje vietoje. Čia aišku, tiesiog, kad nieks nedirba praktiškai tuo metu, kas turi dirbti. Dėl to kaina stagruoja, o jūs stagruosit dėl to, kad jūsų pusfabrika čia nebedirba, sakykime taip, ar ne? Ir nedirba. Na gerai. Viso to esmė, jūs turit stebėti, ar ne, tą visą judesį. Pastebėkit visada pradinį kilimą, ar ne? Čia yra vienas pradinis kilimas, čia yra kitas pradinis kilimas. Kaina krenta, taip kaina krenta. Bet nei iki pirminio kilimo, nei iki antrinio kilimo praktiškai kaina nepralaužia, ar ne? Na, čia, ta prasme, aš labai negražiai paišau dar balsą šlykštus, dar, nu, kosmosas, nesąmonės, dar tokius vėliau kartais nepataikau į temą, bet tikiuosi nepyksit. Svarbiausiai higher time frames, ar ne? Higher time frame holds higher power. Ir visa kita. Jūs turit labai atidžiai stebėti, labai atidžiai analizuoti. Sakau, jeigu jūs neatrodysit savo ekspertai,
jūs nieko panašaus ir nepadarysit. Pirmą kartą bus sėkmė, antrą kartą bus vėl pasisekė, trečią kartą bus tikriausiai, kas čia vyksta ir kodėl man taip sekasi. Ir tolimesni jūsų sprendimai bus jums tik tai istorija ir prisiminimai. Daugiau mažiau, ne? Prieisim prie visų temų, prieisim ir prie order blokų, ir prie farewell gap ir visa kita, bet šiuo momentu norėčiau tik tai pradėti aiškinti šitaip ir tikrai norėčiau pradėti aiškinti nuo tinkamo galo, sakykim taip, ar ne? Tolimesni kažkokie, ar ne, apsisukimai, tai atsiminkit, čia yra uptrendas, ar ne, čia yra retrace'as. Nemoku tikrai paaiškinti lietuviškai ir neversiu kiekvieno žodžio, jūs norit tiekit darbo ir pamėginkit išsiversti, jeigu nežinot, ką tai reiškia. Tolimesnis, ar ne, jūs matote, vėl buvo kilimas, čia galite identifikuoti čioką, visokį ten ir kitą, ar ne, taip čiokas, visą kitą, jūs tiesiog vizualiai matot, kad kaina pralaužė buvusią kainą, kaina grįžo, kaina nepralaužė vėl buvusios šitos kainos, su šitais vikais, ar ne, kaina pradėjo kilti, ką jūs darot, jūs galite priminėti sprendimą pirkti, ar ne, vėl. Risk reward ratio 1:1, daugiau, mažiau, ar ne, nu kažkas tokio panašaus. Svarbiausiai, kad 1:1, ar ne, kaip ir sakau, 1:1 aukštesnių time frame'ų. Čia viską turi daryti aukštesnių time frame'ų. Ir kad nebūtų va tokių 1:1, nes va taip pasakė. Niekas taip nesakė ir niekas taip nesakys. Kas skalpina, tas tegul ir skalpina, jūs mokinatės, o ne per minutę užsidirbau 50 eurų, ar ten per minutę užsidirbau ant ledų. Ateik prisijunk į mūsų grupę ir tu uždirbsi ant ledų. Nedarykit taip. Jeigu klausot, nedarykit taip. Gerai. Gerai, čia buvau pasirašęs price action. Tai realiai price action pasirašęs paskutiniam buvau. Kiek aš čia laiko? 21 minutę. O sakiau 3 valandas. Nu gerai, man reikia ruoštis ir kitam skambučiui. Gerai. Ai, aš dar sujungsiu, nes buvau sustabdęs, man atrodo. Gerai, šiai dienai tiek. Sekmadienis, leisiu visiems daugiau, mažiau pailsėti ir panagrinėti patiems, ar ne? Tikrai nieko sudėtingo. Daugiau mažiau aš ir penktokui galėčiau paaiškinti. O kai prasideda labai, labai subtiliai ir visa kita, net ir penktokas man negalėtų paaiškinti. Bet kokiu atveju, siūlau visiems pamėginti, siūlau panalizuoti, panagrinėti ir parašykite komentaruose, ant kiek aš grybą pjaunu, ten nusišneku, tiesiog nesvarbu man. Aš darau dėl to, kas man patinka, darau tai, kas man patinka ir darau dėl žmonių, dėl kurių tiesiog negaliu jų priimti bendruomenę dėl bendruomenės sprendimų. Ir tą informaciją aš nenoriu dalintis vienam žmogui, aš net nebejoju, kad padės ir kitam žmogui. Tai visiems gero vakaro, gero žiūrėjimo, tikiuosi mano balsas nėra įkyrus ir tikiuosi tas ekranas kažkiek susižiūrėjo, ta katė neužpiso ir aš taipogi neužpisau. Ir iki kitos pamokos, kita pamoka bus rizikos valdymas ir tikiuosi pasistengsiu labai išsamei išnagrinėti visą temą. Kita pamoka bus psichologijos pamoka, taipogi mėginsiu išnagrinėti ją plačiau, bet tikrai, ta prasme, ne visą, nes neįmanoma. Marketo psichologija taipogi ir price action toliau tęsim stipriau. Taip, o toliau daugiau mačiau, ieškosim, tikrai yra daug apie ką pakalbėti. Visiems gerą vakarą, ačiū, kad žiūrėjote ir mokinkitės. Svarbiausiai mokinkitės.